Šį kursą aš rekomenduočiau rinktis daugeliu žmonių. Ir negalėčiau pasakyti, kad tik tai tiems, ar tik tai tiems, ar tik tai tiems žmonėms. Nes tiek gebėti susitarti, tiek gebėti iškomunikuoti savo žinutę, tiek gebėti kūrybiškumą įvesti į savo kasdieną, tai iš principo aš net nežinau, kam to nereikia. Ir tegul tai būna IT žmogus, jam vis tiek reikia susitarimus turėti, tegul tai būna žmogiškųjų išteklių žmogus, jiem irgi šito reikia. Aš jau nekalbu apie tai, kad žmonės, kurie vienaip ar kitaip susiję su pirkimais, su pardavimais, su komercija kaip tokia, tai čia vienareikšmiškai reikia. Bet net nežinau, kam galėtų nereikėti šitų dalykų. Mano galva, kiekvienam žmogui. Čia bus ir to, kas vadinasi teorija. Jūs sužinosit, gausit žinių, bet teorija be praktikos irgi yra bereikšmis dalykas. Tai gausit ir praktinių dalykų ir gausit tai, kad jūs dėrėsitės. Žmonėms būna nepatogu tai, jie galbūt bijo tai aš tik tai skatinu, nebijokit, nes tai yra praktika ir tai, kai jūs pasipraktikuosit čia, jūs namo parsinešit ir tikrai galėsit daryti geresnius susitarimus. O kaip vienas iš tokių geriausių atgalinių būna žodžių, kai žmogus sako, žiūrėk, aš išgirdau, ką tu pasakei, aš tai panaudojau ir tai įvyko geresnis susitarimas. Mano galva, aktualumas yra tame, kad, jeigu pagalvoti, kas yra šiuolaikinis žmogus, norim mes ar nenorim, bet mes vis tiek labai gilėjam į tą tech dalyką. Tai yra planšetės, telefonai, bendravimas toks, negyvas. O šitoj programoje mes žmogui norim perteikti ir perteikiam tai, kas yra gyvas bendravimas. Ir tai yra kūrybiškumo prado atverimas, tai yra gebėjimas įtaigiai kalbėti, komunikuoti su kitu žmogum ir dėrėtis, imti ir susitarti. Nes čia labai daug dalykų ir yra tame, kad žmonės sako, aš taip, aš kitaip, aš tikiu, aš netikiu, bet kaip susitarti, kai mes turim skirtingas nuomonės. Tai tas unikalumas čia ir yra. Tai yra ugdyti tas žinias, kompetencijas ir praktinę pusę, kad žmogus atėjęs gautų paketą bazinių dalykų, kurie leistų jam tiesiog visą tai pritaikyti tiek asmeniniam gyvenime, ar tai būtų su vaikais, ar tai būtų su šeimoje, ar tai būtų su draugais, ar tai būtų karjeroj, ar tai būtų versle, jeigu žmogus yra iš verslo pasaulio. Tai visa tai yra pritaikoma. Unikalumas jau yra tai, kad į šią programą susisintezuoja žinios, kurios yra iš universiteto ir vienas dėstytojas yra apie tai. Aš asmeniškai esu labiau į verslą orientuotas žmogus. Tai ta kombinacija tiek žinių, tiek akademinės pusės, tiek praktinės pusės, tiek verslo pusės, mano galva, tai yra unikalus dalykas, kada du dėstytojai sueina į vieną programą ir jie duoda žmonėms tai, ko jie galbūt, net nesakau galbūt, skaitant atsiliepimus aš matau, kad žmonės irgi sako tokių dalykų, kad aš net nesitikėjau tiek gauti. Tai ateikit, patys pamatysit.